Start FM, Start FM. Sveiki, Start FM radijo klausytojai, su jumis vėl penktadienis ir vėl vakaro laida Prie parties. Šiandien mes kalbėsime su jaunos bangos dviem atstoviam, galima sakyti trim, nes tarp jų ir aš, ar ne. Kalbėsime apie švietimą, narkotikų tema įvairiose šalyse ir palyginsime tų kitų šalių praktikas su Lietuva. O dar jeigu konkrečiau šnekant, tai aptarsime Let's Talk About Drugs ataskaitą, prie kurios rašymo prisidėjo ir jauna banga. Tai noriu pristatyti šio vakaro viešnės mano kolegės, tai yra Milda ir Eliza, tai sveikos. Labas. Labas. Čia karantino sąlygom per Zoomą bandom išeskaluoti ir įsijausti, kad esame radio eteryje. Manau, mums puikiai sekėsi kol kas. Tai norėčiau tuomet galbūt priminti klausytojam arba tie, kurie klausosi mūsų Prie parčio laidos pirmąjį sykį, gal galėtume tuomet papasakoti šiek tiek apie save, tai galim pradėti nuo Mildos, kuom tu esi susijusi su jauna banga, ką tu joje veiki, galbūt ką veiki po darbo ir šiek tiek apie save, priešistorės. Taip, tai esu jauna banga vadovė ir taip pat ir viena iš steigėjų. Kas nežino, jeigu naujų klausytojų yra, tai 17 metų pabaigoje įsikūrėme, tai veikiame jau 3 metus. Mūsų veikla tai yra žalos mažinimas, edukacija narkotikų klausimus. Pagrindiniai tokie dalykai. Supratau. O Eliza, tuomet irgi primink mūsų klausytojams apie save šiek tiek ir kom tu galbūt susijusi su jauna banga ir kokiose kitose organizacijose tu dirbi. Jo, tai aš irgi savanoriauju jaunoje bangoje iš esmės nuo 2000, man atrodo, prisijungiau 2017 metais. Ir iš esmės, man atrodo, mano rolė labiau šiuo metu jaunoje bangoje yra kaip mentorė, padedu mūsų visai savanorių komandai visokiais klausimais, advokaciniais, narkotikų, politikos, žalos mažinimo. O šiaip dirbu regioninėje organizacijoje Eurazijos žalos mažinimo asociacija, taip pat vykdau kelis projektus tarptautinė jaunimo organizacija YouthRise. Tai yra organizacijos, kurios tikslingai dirba narkotikų mažinimo žalos ir narkotikų politikos srityse. Ir šita organizacija, šiaip yra kaip ir Eurazijos šalių, viena įsikūrusi, savo atstovybę turi būtent Lietuvoje, ar yra ir kitose šalyse taip pat? Mūsų būstinė yra čia Lietuvoje, tai dėl to aš irgi dirbu kaip ir Lietuvoje. Mūsų sekretariatas čia įsikūręs, bet mes dirbam 29 šalyse mūsų regiono. O YouthRise tai yra tarptautinė organizacija, tai iš esmės mes dirbam visame pasaulyje. Supratau. Gerai, tai kadangi šiandien aptarinėjame mes būtent švietimą apie narkotinės medžiagas ir žadėjome klausytojams, kad pakalbėsime konkrečiai apie Let's Talk About Drugs projektą, ar ne, apie tą paruoštą ataskaitą, tai galbūt galima būtų išgirsti kažkokios priešistorės apie tą Let's Talk About Drugs projektą, galbūt kuom jūs esate prisidėję, kokią rolę atlikote, nežinau, ar nuo savo organizacijos, ar nuo jaunos bangos organizacijos vardu, tai galbūt šiek tiek tos informacijos, kad supažindinti klausytoją. Jo, tai gal aš netgi galiu pradėti, gal Milda irgi turės kažką pakomentuoti. Tai iš esmės, man atrodo, kad 2019 metais mums kilo ta pirma tokia idėja, kad kodėl mes iš viso nevykdome jokių projektų, čia būtent Eurazijos žalos mažinimo asociacija, kur aš dirbu, kodėl mes iš viso nevykdome jokių projektų, kurie yra susijęs su jaunimu ir skirti jauniems žmonėms, kad kalbėtis apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimą, apie riziką susijusius tuo ir iš viso mes kažkaip, kai pradėjom diskutuoti su kolegomis, tai galvojom, o tai bendrai kokia situacija mūsų regione arba kitose šalyse, kai kalbam apie narkotikų švietimą ir kaip, pavyzdžiui, tai vyksta mokyklose, kaip tai vyksta neformaliuose įstaigose, tai pavyzdžiui, visokiose jaunimo centruose, jaunimo organizacijose. Ir iš tiesų tada ir kilo tikriausiai ta pirma idėja, kad fainai būtų parašyti kažkokį projektą. Tai mums buvo žinomas vienas toks, pavadinkim, kaip ir fondas, galimybė, kur galime aplikuoti. Tai yra Europos komisijos programa, kuri vadinasi Erasmus+. Tai būtent mes parašėme savo kaip ir projektą, pritraukėme
nacionalinius partnerius, apie kuriuos tikriausiai vėliau truputėlį irgi pakalbėsim. Na ir padavėm tą paraišką į jaunimo tarptautinę bendradarbiavimo agentūrą, kuri yra Lietuvoje, tai būtent JTBA, jie yra kaip ir nacionalinė agentūra, kuri atstovauja Lietuvą Europos komisijoje, kai atrenka projektus, čia būtent tuos projektus, kurie pateikiami Lietuvoje. Ir iš esmės tada mūsų vieną kartą projektas nebuvo atrinktas, mes gavom labai gerų komentarų, na ir paskui padavėm sekantį kartą jau su papildytais komentarais, tokį updatintą kaip ir tą proposal. Ir tada gavom patvirtinimą ir nuo šių metų, 2020 metų vasario mėnesio, pradėjome jau įgyvendinti kaip ir tą visą projektą. Tai pavyzdžiui, kalbant apie tokį, jeigu labai apibendrintą tikslą viso projekto, tai jo tikslas yra palaikyti jaunimo darbuotojus, lygus lygiam konsultantus, outreach ir gatvėje su jaunimu dirbančius darbuotojus, žalos mažinimo specialistus, kurie dirba būtent su jaunais žmonėmis, apie inovatyvius metodus bei atnaujinti, atšviežinti jų požiūrį į švietimą narkotikų tema, kaip iš viso reikia kurti dialogą su jaunais žmonėmis, kaip kalbėti narkotikų tema, kad ta informacija būtų tiek ir priimama iš jaunimo pusės, tiek ir jie norėtų drąsiai ir galėtų kalbėti šią temą. Tai šalis, kurios buvo įtrauktos į šį projektą, Lietuva, Lenkija, Vengrija, Serbija ir Bulgarija, o organizacijos iš viso yra 8, tai 5 šalis ir 8 organizacijos. Ir konkrečiai iš tų 8 organizacijų, tai iš Lietuvos atstovavo viena komanda organizacija ar skaitosi kaip kelios? Tai pas mus yra toks pasiskirstimas, kad Lietuvoje iš esmės nacionaliniu lygmeniu visas veiklas vykdo Jauna banga, tai yra nacionaliniai partneriai. Eurazijos žalos mažinimo asociacija, kurioje aš dirbu, tai mes esame labiau tokia kaip ir regioninė organizacija, tai mes esame tokie kaip ir regioniniai labiau partneriai. Yra Lenkija organizacija, JODA vadinasi, Youth Organizations for Drug Action. Tai jie irgi tokia kaip regioninė jaunimo organizacija. Na ir dar viena tokia kaip ir regioninė, galima pasakyti, organizacija, kuri yra Vengrijoje, tai yra Rights Reporter Foundation, nes jie dirba būtent su viešinimu įvairių temų susijusių su narkotikų klausimais visame pasaulyje. Jie kuria video, įvairius filmus ir edukuoja visuomenę apie tai. Na ir kitos jau partnerės organizacijos, jos yra jau tos jaunimo organizacijos arba žalos mažinimo organizacijos dirbančios su jaunais žmonėmis. Supratau, tai tuomet toliau prieš gilinantis į projektą, gal irgi šiam laikam aktualią temą noriu paklausti, kadangi projektas buvo pradėtas vykdyti šių metų vasario mėnesį, ar ne, prieš įsigaliojant tam karantino Lietuvoje, ar buvo kažkokių planų tam projekte, kurie konkrečiai dėl esamų sąlygų atsišaukė ir galbūt kitaip jis turėjo būti vykdomas tas projektas, tai kaip jūs susidorojate su šitais iššūkiais? Jo, čia, man atrodo, toks dabar populiarus visą laiką klausimas ir visos organizacijos ir įmonės ir įstaigos tikriausiai turi ką pasisakyti šio klausimu. Tai jeigu taip žiūrint pagal visą mūsų planavimą, tai iš esmės beveik nieko tokio labai rimto kaip ir neatsišaukė, nepasikeitė, viskam radom alternatyvas ir sugalvojom, kaip ką padaryti. Bet iš esmės pagal viską jau turėjom dabar būti sukūrę pirmą dalį savo tokio manual on drug education, pravesti pirmą mokymų dalį, iš viso yra 3 mokymų dalys 3 šalyse. Tai tokia, tai praleidom tokį mažą gabaliuką, tačiau jokių, kaip sakant, problemų neišsprendžiamų nėra, todėl perkeliam tiesiog į kitus metus tas veiklas ir tikimės, kad pasidarysim tai kitais metais. Taip pozityviai tikimės, kad tas COVID-as greitai pabėgs. O šiaip būtent šitą ataskaitą, kurią ruošiam per šitą visą laikotarpį, tai jinai buvo padaryta taip, kaip planavom, tiesiog vietoj gyvų susitikimų kai kurios organizacijos darė online interviu arba online fokus grupės, bet vien dėl to, kad buvo tam tikri apribojimai jų šalyse ir jie negalėjo susitikti su žmonėmis. Tačiau iš esmės viskas buvo įgyvendinta pagal planą ir jokių problemų dėl to nekilo. Na, smagu girdėti, kad šios sąlygos nesutrukdė vykdymui viso projekto ir kad jis sėkmingai įvyko ir mes turime prieš akis mūsų tą ataskaitą, tai žmonės taip pat tą ataskaitą, jeigu norite turėti prieš akis ir, sekti ją mūsų pokalbio metu, ją galėsite rasti youngwave.net puslapyje prie publikacijų
jinai yra paskelbta ir taip pat Ehros puslapyje. Ir matau, Eliza nori mane papildyti, ar ne? Taip, ir dar yra mūsų drugeducationyouth.org puslapis, tai yra būtent šito projekto puslapis, kuriame galite rasti tiek šitą ataskaitą, tiek ir sekti visas kitas mūsų veiklas, tai tiesiog kviečiu irgi pasižiūrėti. Tai o daugiau informacijos netgi 3 šaltiniuose paminėtose galite rasti ir ačiū tada merginos, kad prisistatėte ir trumpai įvedėte mus į temą ir konkrečiai aptarėte, apibendrinote, kasgi tame projekte yra, ką mes rasime ir kokie buvo tikslai. Ir šią džiugią gaidą aš noriu palydėti klausytojus ir žiūrovus trumpam į muzikinę pertrauką. Po jos mes grįšime ir pratęsime mūsų temą narkotinių medžiagų švietimo klausimų. Primenu, kad jūs klausotės Radio Start FM ir kadangi tai radijas, tai turim iškeliauti į pertrauką. Mieli klausytojai, grįžtame į Start FM eterį ir einančią valandą jūs klausotės laidos Prie parties. Šiandien mes šnekamės su jaunos bangos 2 atstovėmis apie švietimą apie narkotinės medžiagas Lietuvoje ir užsienyje, o konkrečiau kalbamės apie projektą Let's Talk About Drugs, kuriame dalyvavo ir jauna banga, bei padėjo ruošti ataskaitą, suteikti informaciją iš Lietuvos pusės. Ir dabar noriu pakalbinti tuomet jaunos bangos direktorę, mano kolegę Mildą. Ir Milda, galbūt galėtum tada jau plačiau apie tą projektą pasakyti, kokiagi buvo to projekto metodologija, kokie tie platesni tikslai, jeigu taip jau globaliau žiūrint tą projektą. Taip, tai bendras toks tikslas visos ataskaitos buvo tai įvertinti esamą švietimą apie psichoaktyvias medžiagas 5 šalyse. Ir metodologija buvo naudojama, tai tokiais buvo kaip 3 etapais. Tai vienas buvo išanalizuoti įvairius teisinius aktus, veikiančias programas mūsų šalyje, kiekviena šalis savo šalyje analizavo. Taip pat buvo sukurtas online klausimynas jaunimui, kur būtent galėjo pildyti iš savo patirties, ten kokį švietimą turėjo, ten kokie metodai buvo naudoti, ar ten jautėsi, kad atvirai gali dalintis patirtim paskaitų metu, tai irgi dalyvavo šitoj apklausoj 200 dalyvių. Ir buvo dar viena dalis, tai interviu su skirtingom fokus grupėm. Tai buvo viena grupė jaunimo darbuotojai, kurie nedirba srityje susijusioje su narkotikais ir narkotikų prevencija ir žalos mažinimu. Kiti tai yra jaunimo darbuotojai, kurie būtent dirba šitoje srityje. Ir trečia grupė buvo tai tiesiog žmonės, galintys pasidalinti savo patirtim jauna, kaip ir buvo klausimynas, tik dabar jau interviu toks asmeniškesnis labiau. Ir dar buvo keli interviu su skirtingais ekspertais, tai tiek buvo ir iš politikos žmonių klausinėta, tiek ir iš medicinos pusės. Tai iš tikrųjų tokia metodologija ir negaliu pasakyti, kad rezultatai mane labai nustebino, nes iš tikrųjų tikėtasi to buvo. Tai O ar noriai jauni žmonės dalyvavo apklausoje? Kaip tu minėjai, kad apklausoje taip pat buvo klausimų, ar jie nebijo dalintis ar ne savo patirtimi, ar nejaučia greičiausiai tos stigmos, ar ne kažkokios iš aplinkinių, kad jie galėtų plačiau pasisakyti. Tai ar sunku, sudėtinga buvo pritraukti žmonių, kad jie atsakytų tas klausimus ir kad galima iš to būtų išpešti kažkokių rezultatų? Būtent su jaunai žmonėm tai nebuvo sunku, nes kaip ir mes dirbame su jais, tai kažkaip vis tiek ten yra anonimiškumas užtikrinamas, tai kažkaip mumis ir pasitikė ir manau, kad ir supranta tą svarbą statistikos ir naudą tokio tyrimo. Sunkiausia tai buvo surinkti tos žmonės, kurie būtent dirba srityje susijusia su prevencija ir žalos mažinimu, nes greičiausiai dėl, kad viena priežastis tai Lietuvoje nėra daug tokių organizacijų ir darbuotojų. Kita yra šiaip, kai kurie tiesiog neatrašė, neatsakė, kai kurie gal irgi bijo, tabu, nenori dalintis, tai su šita grupė buvo didžiausias sunkumas prisišaukti juos. O sakai, kažkokį feedbacką davė ir politiniai atstovai, ar ne? Tai jeigu kalbant apie Lietuvą, ar tai anonimiška informacija, ar galėtum pasidalinti, kas kalbėjo iš tų politinių atstovų, kas būtent iš tokių gal žymesnių žmonių?
kas kalbėjau, tai negaliu pasidalinti, nes tiesiog yra užtikrinamas anonimiškumas pažadam žmonėm, tai Supratau. Bet ar buvo tokių, kurie pasisakė? Buvo, taip, aš specialiai ieškojau, kad būtų iš skirtingų kategorijų ekspertai. Supratau. Na, bent jau tas džiugu girdėti, ar ne, kad vis dėlto prisidėjo ne tik tais pats jaunimas, ne žmonės, bet ir kažkokie kiti atstovai, ne, iš, nežinau, sakykim, žymesnių žmonių, ne, kurie atstovauja mus ar valdžioje ir panašiai. Tuomet perinant prie kitų klausimų, galbūt gali papasakoti, tai kokiegi tie švietimo apie narkotinės medžiagas būdai buvo, nežinau, populiariausi, populiariausi, tai aš sakau, kad nebūtinai ten gerąją prasme, ar ne, bet apskritai kokios tos tendencijos buvo įžvelgiamos lyginant Lietuvą ir kitas šalis. Šiaip kalbant būtent iš jaunimo perspektyvos, tai tas švietimas apie psichoaktyvias medžiagas toks egzistuojantis labiau teoriškai, nes daug buvo atsakysių, kurie iš viso net nėra gavę tokio kaip švietimo. Kiti, kurie yra gavę, tai dažniausiai atsakė, kad yra naudojamos paskaitos forma ir tai yra vienkartinės paskaitos forma, bet taip pat daug kas atsakė, kad yra gąsdinimo strategija naudojama ir tokia neobjektyvi informacija, kur tiesiog bandoma atgrasinti, atbaidyti jaunimą, kas iš tiesų parodo, kad neveikia. O jeigu šnekant, ar ne, aš dabar kaip kolegė galbūt draugių paklausti, ar ne, jeigu tie švietimo būdai, kokie buvo taikomi, su kokiais esate jūs asmeniškai, pavyzdžiui, susidūrę, ar jūs tą švietimą gavote mokykloje, ar jūs ten, nežinau, klasę vežė į policiją, ten rodė video kokius nors baisius, kokiu pobūdžiu tai vyko ir ar iš viso vyko? Aš tai kažką labai miglotai atsimenu, ten per pamoką kažkas tokio, ten vos ne klasės auklėtoja, kad narkotikai yra negerai, nevartokit. Čia aš tai atsimenu, kad vaikystėje buvo kalamas toks į galvą dalykas, kad narkomanai tai yra blogiau negu žmogžudžiai, nes ten viską išneša, viską blogai padaro, tai iš tikrųjų aš negaliu patikėti, kaip būdamas vaikas dar kažkiek laiko tuo tikėjau, tokiu sudarytų vaizdu, bet iš tiesų tai, labai daug žalos daro toks metodas gąsdinimo būtent ir stigmos kurstymo. Na nieko, atsivertėjai, matom dabar mane pagal veiklas gyvenimo. Eliza, gal tu nori pasidalinti savo patirtim? Aš tai atsimenu, kad mokykloje šiaip nieks nešnekėjo šitą temą, bent jau neatsimenu jokios ten teorinės medžiagos ar dar kažko, tikrai nieks nebuvo atvykęs į mokyklą, kad ten policininkai ar dar kas nors, tai irgi neatsimenu, bet atsimenu meninės veiklas, tai dailės pamoka, nupiešk paveiksliuką narkotikams, ne. Tai šitą labai gerai atsimenu, gal kokius 3-4 metus iš eilės nešiau tą patį paveiksliuką kasmet, tai tokią meninę veiklą užsiėmiau tikrai. Na, iš tikrųjų, jo, dabar šiandieniniam kontekste, turint omeny, kad jau nebe vaikai ir nebe mokiniai, tai skamba taip apverktinai graudžiai ir tuo pačiu juokingai. Bet jeigu nuoširdžiai, žinai, tai aš netgi nupieždama tos paveiksliukus, tai nelabai suprasdavau nei pačios temos, nei nieko. Aš dabar, kai pagalvoju, aš grinai nueidavau į Google, suvesdavau ten narkotikai, ne. Nes, tokia tema būdavo ir tiesiog, ką matau Google'ai, tai tą perpiešiu arba nusikopijuoju dažniausiai ir nešu kaip paveiksliuką. Bet nieks nepaaiškindavo nieko, tai man atrodo, čia irgi labai svarbu pažymėti, kad, kokio lygio buvo ta edukacija pas mus. Na, aš savo kiek atsimenu, tai tikrai žinau, kad pradinėse klasėse, pamenu, mus vežė visą klasę į policijos kažkokį departamentą, nežinau, kokia tai vieta buvo, bet kažkur netoli Gerosios Vilties, jeigu aš gerai pamenu. Ir jo, mums tada tiesiog rodė video įvairius, ten gąsdinamojo pobūdžio, ten pasakojo apie pasekmes galimas, tuom užsiėmant rodė paveiksliukus, kur dabar aš žinau, kad ten buvo tiesiog maišai ekstazi ir
klasiokai pradėjo labai juoktis, tai sako, tai šitos paveikslėlius uždengiam, nes čia misleading informacija, vaikai pagalvos, kad čia yra saldainiai. Tai žodžiu. Ir tada jau vyresnėse klasėse gimnazijoje buvo irgi padaryta tokia vienkartinė paskaita per biologiją, kur jo mums tiesiog parodė, kaip veikia priklausomybė, tai tiesiog tokia grafa, kaip pavartoja pirmas iki, kaip šauna į viršų viskas, tada vis ta grafa mažėja ir tuo pačiu tas blogiau pasijutimas vis irgi į apačią, žodžiu, tokia parabolė vis mažėjanti. Tai va taip buvo viskas paaiškinta. Na ir aišku, švietimas iš tėvų, kad visi narkomanai yra vagiai ir čia reikia laikytis nuo jų toliau. Tai gerai, kad bent jau kitokia kaip asmenybė išaugau ir pati save iš to išsiauklėjau, iš tokio požiūrio. Tai galim grįžti prie projekto, aptarėm, kokias patirtis turėjome su švietimu apie narkotikus ar ne savo gyvenime. Tai kokių rezultatų buvo prieita projekto Let's Talk About Drugs metu? Čia būtent Lietuvoje. Taip, gali Lietuvoje papasakoti, gali palyginti su užsienio šalim kaip patogiau. Taip, tai iš tiesų, kone pusė atsakė apie tą švietimo nebuvimą, tiesiog, kad nebuvo tokio. Taip, dauguma dalyvavusių tai buvo būtent 19-24 metų, taip pat 25-30 panašiai procentai, o jaunesni ir mažesnė kaip kas dalis. Taip, tai dažniausiai naudojami metodai paskaitos arba filmo peržiūros. Taip pat iš tikrųjų daugiau negu pusė jaunimo atsakė, kad būtent tų paskaitų metu jie nesijautė, kad gali atvirai dalintis patirtimi ir nesijautė, kad ta teikiama informacija ar bent jos teikimo būdas yra neteisintis. Iš čia dar aspektas paminėti. Iš tikrųjų, dar tas yra, kad daug kas atsakė, kad jiems būtų sąlyginai nesunku gauti psichoaktyvių medžiagų, jeigu jie norėtų. Taip pat norėtų jaunimas, kad būtų tai vedama paruošto specialisto, būtent šią temą, o ne tai kažkokio tai pareigūno arba nežinau, klasės auklėtoja, ne? Klasės auklėtoja, kad turėtų tai būti specialistas. Iš tiesų dabar jaunimas daugiausia informacijos šią temą internete susiranda. Jeigu, dar kas irgi įdomiai parodė, kad jeigu turėtų problemą su vartojimu arba jų draugas, tai kur kreiptųsi, tai į draugus didžioji dalis, bet iš tikrųjų labai įvairiai pasiskirstęs grafikas. Iš tikrųjų, kas buvo smagu gal pamatyti, kad panašiai tokia dalis, kiek kreiptųsi į draugus, kreiptųsi ir į priklausomybės ligų specialistus. Tai čia mažai. O ar yra kažkokių rezultatų, nežinau, galbūt kažkuri šalis iš dalyvavusių projekte išsiskiria, kurioje būtų dauguma, tarkim, nežinau, gavę tą informaciją net ir mokyklose, ne panašių vienkartinių paskaitų būdais. Ar buvo kažkokių išskirtinumų, ar visos taip tendencingai plius minus vienodai atsakė? Taip, dabar visų šalių tikrai nepamenu, kiek atsimenu, tai buvo gan panašiai, ypač mūsų su Lenkija labai irgi panašų skaičiai su tuo artimiausiu, gal čia Liza daugiau galėtų pakomentuoti apie tuos kitų šalių skirtumus. Tai Eliza, kokiegi tie skirtumai buvo tarp šalių, ar kažkokias tendencijos buvo pastebėtos tarp to švietimo būdų? Jo, tai Milda iš esmės teisingai paminėjo, kad labai didelių kažkokių tais kardinalių skirtumų nėra, bet yra kažkokie visą laiką minimalūs. Pavyzdžiui, pas mus vienas iš klausimų buvo, kokiose įstaigose, kur iš viso gaunate, reiškia, tą švietimą narkotikų tema. Tai daugiausiai žmonių, aišku, pažymėjo, kad mokykloje gauna ir visose šalyse labai tendencingai lygiai tokie patys tie rezultatai.
Bulgarijoje daugiau jaunų žmonių gauna jaunimo organizacijose palyginus su kitomis šalimis. Na ir noriu priminti, kad projektas buvo kaip tik irgi pasižiūrėti, kiek tas švietimas narkotikų tema vyksta būtent jaunimo organizacijose, kiek jaunimo darbuotojai edukuoja jaunus žmonės, kurie ateina pas juos. Tai vat Bulgarijoje matosi, kad tikriausiai daugiau, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje iš viso labai maži skaičiai, atrodo, kad ten neegzistuoja toksai dalykas. Na ir iš tiesų Milda labai gerai minėjo, labai didelis skirtumas matosi tarp būtent tame klausime, kuris yra apie ar iš viso gavote kažkokią tai švietimą narkotikų tema, bet kokioje įstaigoje, tai Lietuva su Bulgarija pirmauja, apie virš 50% respondentų atsakė, kad nesam gavę visiškai jokio švietimo, tada Lenkija yra, na ir Vengrija su Serbija apie 20-15% tik tais respondentų atsakė, kad nėra gavę jokio švietimo. Tai va čia irgi toks matosi galbūt didesnis šuolis ir skirtumas tarp šalių, kad Vengrijoje, Serbijoje daugiau to švietimo, Bulgarijoje, Lietuvoje, Lenkijoje mažiau jo. Bet čia irgi klausimas, o ką žmonės laiko švietimu, kas yra švietimas, ne? Tai čia, man atrodo, bus gal sekantis klausimas. Aš tai irgi galvoju, kaip galima tos duomenis interpretuoti, nes, tarkim, galbūt žmonės atsakė taip masyviai, kad jie negavo jokio švietimo, nes jie tiesiog nepriėmė to kaip švietimo. Galbūt aš irgi galvočiau iš asmeninės pusės, kaip aš interpretuočiau tą vieną paskaitą, man sutikta, aš interpretuočiau tai kaip švietimą, kad čia mane informavo jau apie narkotinės medžiagas, kad aš jaučiu viską, prasme, čia jau tikriausiai toksai principinis reikalas, kaip žmogus pats žiūri į tai, kaip jis interpretuos tą informaciją, ar ne? Jo, bet kuomet mes kaip ir pateikėm tą visą, reiškia, klausimyną, mes būtent pateikėm ir klausimus, kuriuose ir aprašom, ką mes laikom šitame tyrime švietimu, kas gali būti laikoma švietimu. Ir jau aišku, tada žmogus pats irgi iš savo asmeninės patirties tikriausiai sprendžia, bet mes kaip ir duodam pavyzdžius. Tai iš esmės mes manom, kad turėtų lyg ir viskas ganėtinai tiksliai būti. Dar vienas labai įdomus dalykas, mes klausiam, kas organizuoja tą švietimą, kas iš viso veda tas, pavyzdžiui, paskaitas, ar ten seminarus, ar workshopus ir taip toliau. Tai Vengrijoje ir Lenkijoje virš 50% respondentų atsakė, kad tai yra policijos pareigūnai ir labai dažnai netgi su šunimis. Tai reiškia, kad į mokyklą atvedamas policijos pareigūnas su šunimi, kuris irgi kartais tikrina vaikų kuprines, uosto, ar ten nėra jokių psichoaktyviųjų medžiagų. Lietuvoje tuo tarpu 36%, beveik 37% respondentų yra atsakę, kad mokykloje irgi dalyvavo būtent policijos pareigūnas. Tai kalbant apie Lietuvą, tai tikriausiai reikia paminėti, kad dabar pasikeitus jau tai visai sistemai, labai dažnai yra kviečiami bendruomenių policijos pareigūnai, būtent bendruomeniniai. Bet irgi teko turėti vieną kartą tokią diskusiją su bendruomenės pareigūne. Ir sako, mes dažniausiai pateikiam informaciją, kuri yra susijusi būtent su teisės aktų pažeidimais. Tai reiškia, kad policijos pareigūnai, jie nesimoko ir kaip sakant, kažkokios naujos informacijos apie narkotikų žalą, kaip ten vartoti ar nevartoti, ar dar kažkas jie nesako. Jie gali tik savo kompetencijoje papasakoti iš esmės tai, ką jie išmano geriausiai. Jie geriausiai išmano, aišku, teisės aktus ir ko reikia laikytis. Tai kaip ir dėl to irgi toks matosi truputėlį galbūt, kaip ir gepsas Lietuvoje, kad jeigu ir kviečiam policijos pareigūnus, kas nėra iš tiesų kaip ir blogai, bet iš esmės tuomet vaikams suteikiama labai neobjektyvi informacija, tiesiog prigazdinama, kad tokie teisės aktai ir jeigu nesilaikysit bus blogai, bet daugiau nieko ir nepasakoma, o kaip prižiūrėti savo sveikatą, kaip padėti žmogui, jeigu jis perdozavo, kur draugą nukreipti, jeigu tu matai, kad tavo draugas pradėjo vartoti, kaip pačiam savo galų gale pasigelbėti. Na taip, tai aš manau, kad ties šio klausimu bus galima po truputį perėti tada prie rekomendacijų, kaip mes galime daryti tai geriau, ar ne, konkrečiai Lietuvoje, kaip galima tą improvinti ir užsienyje, bet prieš tai tuomet norėčiau tokį intarpą padaryti, priminti mūsų klausytojams, kad klausotės radio Start FM, tai yra Vilniaus universiteto studentų radijas ir
kiekvienas radio laidų vedėjas savo darbą atlieka savanoriškai, laidas paruošia, stengiasi surinkti informaciją, prisikviesti pašnekovus, pateikti jums kuo daugiau geros informacijos, edukacijos arba pagroti tiesiog labai geros muzikos. Tai mes tikrai džiaugiamės, kad jūs mūsų klausotės, o jeigu jūs džiaugiatės klausydamėsi mūsų, tai mes norime paskatinti jūs paremti mūsų Patreon'e. Ten galite surasti Start FM 94,2, paskirti kažkiek pinigų kas mėnesį, kad tos laidos toliau tęstųsi, kad galima būtų nupirkti kažkokių techninių priemonių, kad tos radio laidos vyktų dar geriau, kad įrašai būtų dar geresni ir panašiai. Ir aišku, jeigu norite žinoti visas naujienas apie Start FM būsimas laidas, tai galite pasiekti Start FM Instagrame, mes ten pastoviai keliame storius ir informuojame, apie ką bus laidos, ten žiūrovai, norėjau sakyti, vedėjai laidų paskelbė visai, apie ką bus kalbama ir įdedamos yra story. Tai dėkui jums tiems, kurie jau prisijungia prie mūsų paramos, dabar jums palydėsiu į pertrauką, jūs klausotės laidos Prie Parties ir mes netrukus grįšime. Sveiki, mėly klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte, pavyzdžiui, Start FM radiją. Aš Laima sveikinu su jumis, kurie ką tik joinino mus ir tęsime toliau mūsų temą. Tai noriu priminti, kad jūs klausotės radio Start FM ir dabar vyksta laida Prie Parties ir dar artimiausias 20 minučių mes kalbėsime apie švietimą narkotinių medžiagų klausimų. Tai yra, koks tas švietimas yra užsienį ir Lietuvoje. Prieš pertrauką jau apkalbėjome, kokios tos patirtis ir praktikos yra taikomos Lietuvoje, pasidalinome ir savo asmeniniam įžvalgom ir projekto Let's Talk About Drugs detalėmis. Ir tęsiant mūsų temą, tai tokią priešistorę galbūt pasakysiu, kad buvo vykdomas ar ne Europoje tyrimas, kurio trumpinys yra ESPA, tai jeigu plečiantis, jis vadinasi alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose projektas, kuriame dalyvavo kaip Europos šalis ir Lietuva, ar ne. Tai manau, Eliza, tu gal plačiau gali papasakoti apie tą projektą, kaip Lietuva prie to prisidėjo, kokias tendencijas galbūt galima išvelgti to projekto ataskaitoje. Jo, tai šitas tyrimas, jis iš esmės, jeigu neklystu, yra vykdomas nuo 95 metų, kas gal 4 metus. Man atrodo, paskutinis tyrimas Lietuvoje buvo 2015 vykdomas. Ir jau pats paskutinis, kurio rezultatus šiandien truputėlį ir kurio rezultatais noriu pasidalinti, tai jau buvo vykdomas 2019 metais ir šiais metais jau išėjo ataskaita. Tai tiesiog ESPAT tyrimas, tas būtent alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose, jis yra vykdomas tarp 15-16 metų amžiaus moksleivių mokyklose būtent, išsiaiškinti būtent įvairių legalių ir nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir kaip jo, iš esmės vartojimą ir kaip jis keičiasi kas 4 metus, nes ten irgi lygina būtent pokyčius. Tai paskutinis šitas tyrimas labai iš esmės buvo įdomus dėl to, kad tikrai yra tam tikrų įdomių dalykų, kurie net nėra susiję iš esmės su nelegaliom medžiagom. Jeigu kalbam apie tas nelegalias medžiagas, tai ten didelio pokyčio iš esmės nėra, ganėtinai stabiliai yra tas vartojimas moksleivių tarpe vyksta ir nesikeičia, tai ir kanapės, ir amfetaminai, MDMA, ekstazis ir visa kita. Moksleiviai, kaip sakant, žino, kas tai yra ir netgi daugelis moksleivių sako, kad nedaugelis, bet yra dalis moksleivių, kurie sako, ganėtinai lengva gauti, ten iki 10% berods procentų. Bet labai įdomus yra rezultatai, kai kalbam apie legalias medžiagas, nes su jomis yra daug daugiau problemų negu su nelegaliomis medžiagomis. Tai pavyzdžiui, netgi 33% 13 metų ir jaunesnių moksleivių yra bandę rūkyti cigarečių. O Europos vidurkis yra 18%. Ir Lietuvoje, jeigu lyginti su kitom šalim, kurios dalyvavo šitame tyrime, tai yra tikrai pirmaujanti lyderė. Tai būtent cigarečių pabandymas 13 ir jaunesnių metų amžiaus, tai tikrai esam pirmaujantis, lyderiaujantis. Su elektroniniam cigaretėm lygiai
lygiai tas pats, Europos vidurkis yra 11%, Lietuvoje 13 metų ir jaunesni yra pabandę netgi 19% jaunų žmonių. Ir nors kartą gyvenimą pabandė būtent iki 16 metų, tai yra 65% respondentų, kuomet Europos vidurkis yra 40%. Tai mes galime matyti, ant kiek tai yra kaip čia, populiarios, galima taip sakyti, medžiagos ir vartojimo būdas, būtent rūkymas pats iš savęs. Na ir aišku, alkoholis, tai man atrodo, nelabai čia nustebinsiu kažko, alkoholis pas mus visą laiką buvo ganėtinai kaip čia prieinamas ir jauni žmonės irgi tai pažymė, kad alkoholis prieinamas, labai lengva jo įsigyti, netgi 61% respondentų atsakė, kad jie laisvai galėtų rasti, kur jo įsigyti, nusipirkti. Ir dažniausiai, ne dažniausiai, bet ankstyviausiai alkoholį pradeda vartoti merginos, ne vaikinai. Tai čia irgi toks įdomesnis galbūt faktas. Na, o labiausiai įdomiausias faktas tai yra apie farmacinius vaistus, kuriuos jauni žmonės pradeda vartoti negydymo tikslais, kuomet gydytojas neišrašo receptų, bet jauni žmonės tuos receptinius vaistus gauna iš kažkur tais per kažką tais, gal iš močiučių ir panašiai. Tai aš kalbu apie raminamuosius, pavyzdžiui, apie malšinančius skausmą. Ir jauni žmonės vartoja dažniausiai šiuos vaistinius preparatus tam, kad, apsvaigti, jeigu taip jau moksliniais terminais kalbėti, to get high. Ir Lietuvoje vidurkis iš esmės Europos šalių yra 9,2%. Lietuva yra pati pirma, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, Slovakija ir Latvija yra pirmos, kurios 23-22% jaunų žmonių pradeda vartoti tos farmacinius vaistus. Na, Lietuva yra trečioje vietoje su 21%. Tai 21% 15-16 metų moksleivių yra vartoja farmacinius vaistus be tikslo gydytis, be gydymo tikslo. Ir irgi čia įdomus faktas, kad merginos kur kas daugiau vartoja farmacinius vaistus negu vaikinai. Tai 29% merginų Lietuvoje yra bandę juos vartoti ir 12% vaikinų. Tai tas lyčių skirtumas irgi yra toks ganėtinai įdomus ir būtų tikriausiai įdomu panalizuoti, kodėlgi taip yra. Ir dar ir paskutinis dalykas, ką dar norėčiau pasidalinti, tai mums visiems kasmet vis aktualesnė, vis daranti tema, tai yra naujosios psichoaktyviosios medžiagos, apie kurias ir mes, kaip jauna banga, labai daug irgi šnekam apie jų pavojų, riziką susijusias su jomis. Tai Lietuvoje irgi daugiau merginų vartoja būtent tas naujasis psichoaktyviasias medžiagas, kurias galima rūkyti, tai dažniausiai, herbs, kaip čia, žolelių mišinys. Augalinės. Taip, augalinės kilmės, bet būtent naujosios psichoaktyviosios medžiagos, o vaikinai daugiau vartoja būtent skysčio tipo medžiagas, tai pavyzdžiui, nežinau, GHB, koks tai gal JBL-as, nors nelabai jas galima priskirti naujosiom. Tai per paskutinius 12 mėnesių 19 metais 3,6% Lietuvos moksleivių yra vartoję naujasis psichoaktyviasias medžiagas, kai Europos vidurkis buvo 2,5%. Tai vėlgi esam vieni tokie irgi iš pirmesnių pagal naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Tai tiesiog man atrodo, kad visi šitie rodikliai yra labai geras, kaip sakant, rodiklis, kodėl mes turime kalbėti apie narkotikus mokyklose ir ne mokyklose ir kodėl svarbu jaunimui suteikti objektyvią informaciją. Ir svarbu, dėl ko jų yra negazinti, ar ne? Aš norėjau tą patį sakyti, kad iš tikrųjų šitie liūdni rezultatai ir mūsų tas, nežinau, pastovus pirmavimas tokiose liūdnose temose, iš Lietuvos pusės, tai tikrai išveda labai puikią paralelę, tie rezultatai tyrimo, taip, dėl ko yra mums reikalingas tas švietimas apie narkotinės medžiagas. Ir tuomet jūsų norėčiau paklausti, gal abiejų nuomonės, aš nežinau, gal tu, Eliza, daugiau pakomentuosi, tai kokias galima tuomet teikti rekomendacijas, ar ne? Galbūt tos rekomendacijos buvo ir ataskaitoje, aprašytos, ką daryti šalims, ką galima daryti Lietuvai, kokius būdus taikyti, kad jie būtų
veiksmingi, nes mes aptarėme ne tą narkotikų švietimą iš tos stigmatizuojančios pusės, apie tai, kad nekompetitingi dažnai žmonės praveda tas pamokas arba jos atliekamos netinkamai iš gąsdinimo, stigmatizavimo pusės. Tai kaip daryti, kad būtų gerai? Jo, tai man atrodo, kad pirmas dalykas iš viso toks labai nebūdingas Lietuvai, bet ir daugeliu kitų šalių, tai yra visų pirma gauti grįžtamąjį ryšį iš pačių jaunų žmonių apie tai, kas jiems yra aktualu. Nes netgi mūsų šitam vertinime, kai mes klausim jaunų žmonių, o kas jums įdomu, apie kokiomis temomis norėtumėte gauti informaciją, tai daugiausiai atsakysiu buvo apie tai, kad apie informaciją apie medžiagas pačias, riziką susijusią su tuo, žalos mažinimo paslaugos, kokios yra, daugiau informacijos apie perdozavimus, ką reikia daryti, kai kažkas perdozuoja, ne? Taip pat apie priklausomybės nuo narkotikų gydymą. Ir kai klausom žmonių, kurie ieško informacijos, jie dažniausiai sakydavo internete, tiesiog, bet kaip suprantant, internete galima rasti daug ir labai skirtingos informacijos, tai galų gale kaip atrinkti tą informaciją. Tai dėl to tikriausiai pirmas dalykas, rekomendacija yra kurti tokias programas švietimo, kurios atitiktų ir pačių jaunų žmonių lūkesčius, kad būtų jauni žmonės išgirsti, kas jiems labiausiai rūpi ir kalbėti tomis temomis, kurios labiausiai rūpi jauniems žmonėms. Na ir aišku, tokią informaciją turėtų teikti asmenys, kurie yra praėję tam tikrus kursus, ne, tai yra specialiai apmokyti, nežinau, konsultantai, žmonės, kurie supranta tą temą. Aš netgi pritarčiau ir būtų labai nuostabu, jeigu patys mokytojai galėtų šitą temą kalbėti, bet čia vėlgi reiktų tikrai, kad mokytojai būtų kompetentingi ir irgi praeitų tam tikrus specializuotus kursus, kaip tą informaciją pateikti, ne, kaip teisingai ją pateikti. Na ir labai svarbu irgi teikti informaciją nesmerkiant, remiantis moksliniais įrodymais, o ne pasakomis kažkokiamis, ne, interaktyviu būdu, naudoti įvairius patrauklius metodus, kad įtraukti pačius jaunus žmonės į diskusiją. Geriausia, kad būtų mažos grupės, tai būtų saugi kažkokia aplinka ir mažomis grupėmis, nes tada jauni žmonės linkia labiau diskutuoti ir labiau pasidalinti savo asmenėmis patirtimis ir atviro sąžiningo dialogo formatu. Na ir šiaip švietimas apie narkotikus irgi turėtų ugdyti kritinį mąstymą jaunų žmonių ir nenaudoti kažkokių tais gąsdinimo taktikų, nes gąsdinimo taktikos jos, na ir ta politika just say no to drugs, jinai tiesiog yra neveikianti ir tai jau rodo, na, nežinau, iš esmės, tas just say no to drugs, tai kaip war on drugs iš esmės, tai yra ta pati kryptis ir ta pati politika. Ir mes žinom, kad war on drugs, karas prieš narkotikus, jisai neveikia, lygiai taip pat kaip pasakyk narkotikams ne. Tai svarbiausia yra ugdyti kritinį mąstymą jaunų žmonių. Nes mes jau galime matyti, kad mūsų būdai yra netinkami, tai atrodo ne tik ar ne visokie tyrimų rezultatai, kurios, tarkim, kai kurie, nežinau, Seimo atstovai net nenori žiūrėti ir jie vadovaujasi kažkokiais, nežinau, vidiniais pamastymais ir įžvalgomis, nesiremdami kažkokiais moksliniais tyrimais, automatiškai asmeniškai iš savęs atmetinėdami tą informaciją, ar ne. Ir galbūt tas yra būdinga, nežinau, vyresnio amžiaus žmonėm, ar ne, nes mes žinom, kad tas karas prieš narkotikus jau tęsiasi gal kokius 50 metų, aš taip apvalinant sakau, ar ne, tai gal normalu, kad žmonės augia su tuo, jiems sunkiau keičiasi jų požiūris, bet tuomet reikėtų skatinti tą visuomenę, rinkti žmonės į Seimą, žmonės, kurie yra linkę domėtis galbūt tai, ką sako mums mokslas, tai, kas turi pagrindimus ir įrodymus, o nesivadovauti kažkokiamis auklėjimo stigmomis, ar ne, su kuriais užaugome ir norėtų to norą tobulėti. Ir aš galvoju, kad tiek ir mokytojai, švietimo atstovai, kurie dabar dirba, jie turi tos motyvacijos, nes iš tikrųjų kreipiasi ir į jauną bangą keli mokytojai, jie klausia, galbūt yra kažkokie būdai, kad mes galėtume atvykti, pamokyti taip pat. Kai kurie mokytojai klausia, galbūt galima būtų mokytojams padaryti kažkokius kursus, juos apšviesti iš tos pusės, ne, kokią informaciją jie turi perduoti, nežinau, vaikams, paaugliams, nes tiek iš mokytojų lūpų jie taip pat sako, kad nėra veiksminga vaikams tiesiog pasakyti ne, vis tiek jie vėliau gaudo tos mokinius, ne, prie mokyklos rūkančius, gaudo ten, nežinau, pamato juos ar geriančius, sužino ten, nežinau, atema telefoną, žiūri ten, žinai, susirašinėja kažkokiamis tokiamis temomis, ar ne.
tie mokiniai, tai iš tikrųjų galvoju, kad visai smagu yra, kad yra motyvuotų tų mokytojų ir galbūt ateityje galima bus, nežinau, tiek iš jaunos bangos pusės, tiek galbūt kažkaip į pozityvę pusę pasikeisti mūsų valdantieji, ar ne, ir galėsime daryti kažkokius tokius pokyčius. Tai dėl tų pačių rekomendacijų, ar ne, įžvalgų, gal tu, Milda, turi kažką dar pridurti, pasidalinti nuo savo pusės? Na, dar manau, tiek ne vien tik mano pačios nuomonė, bet ir iš respondentų atsakymų, tai kad reikalingas tęstinumas yra, nes netgi viena kalbinta mokytoja pasakė, kad kai būna ta paskaita, tai vaikai atrodo, susidomėję, bet gali dažnai pasirodyti, kad tik todėl, kad per tą paskaitą nereikia eiti į kitas pamokas, tai pabūsiu, o šiaip per vieną ausį išeina, per vieną ateina, per kitą išeina. Tai manau, tas tęstinumas ir darbas svarbu, nes kadangi ir tyrimai rodo, kad jau jauni žmonės mokyklose vartoja psichoaktyvias medžiagas, tai iš tikrųjų tie gąsdinimai, teisimai, tai juos įstumia dar labiau į tokią nepatogią padėtį ir atskirtį. Galbūt, žmogus kalbėdamas apie tai, kaip jis čia blogai daro, netiesiogiai jam sukuria dar didesnę atskirtį. Tai aš manau, kad tai yra viena iš didelių problemų, ką reikėtų keisti, kad kurti tą ryšį, priimti labai svarbu, išklausyti tiesiog, ugdyti tą pasitikėjimą. Dar labai patiko iš interviu, tokia irgi buvo paskutinis klausimas grupėms, tai kokią žinutę kaip visuomenė mes turėtume siųsti. Tai iš tiesų labai daug gražių minčių buvo, bet labai įsiminė tokia, kad būtent, kad tu nesi vienas ir kad mes esam visuomenė, mes esam kartu ir galim vieni kitiems padėti. Tai norėčiau, kad būtent tai būtų transliuojama ir siunčiama, o ne nusisukama vieni nuo kitų, o kuriamas tas ryšys. Tai aš manau, kad tikrai labai gera įžvalga užbaigimui mūsų laidos, prie Parčio. Tai dėkoju tiek jums, kad sutikote, Eliza ir Milda, sudalyvauti ir pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis ir apskritai pristatyti šią ataskaitą mūsų klausytojams, ar ne? O klausytojams tik noriu pasakyti, kad jūs klausotės radio Start FM ir visas tas detalės, kurias aptarėme šiandien laidoje apie švietimą narkotinių medžiagų klausimais ir ataskaitą jūs galėsite surasti ir jau galite surasti youngwave.net puslapyje, taip pat laidos pradžioje Eliza minėjo ir kitus šaltinius, kur galite ieškoti tų ataskaitų. Ir manau, kad galėsime taip ir baigti šitą laidą, ar ne? Tai įrašo, jeigu klausotės dabar per radiją ir netyčia negirdėjote, apie ką kalbėjome pradžioje, galėsite surasti ir YouTube, ir Mixcloud'e. Tai YouTube bus Jauna banga, Youngwave mūsų YouTube profilis ir Mixcloud'e tai būtų Start FM 94,2. Susiraskite, nueikite į grojaraštį laidos Prie Parties ir ten rasite visus senesnius įrašus ir galėsite paklausyti šitos laidos nuo pradžių. Tai dar kartą dėkoju viešnioms, dėkoju mūsų klaususiems ir dabar pasilikite su radiju Start FM ir dėkoju jums iki kitų penktadienių.